kad mokytams dėstyti pamokų dalykus būtų paprasčiau, kuriami vadovėliai ir pratybos vaikams. Tiesa, pagal gyvenimo įgūdžių programą tokių nėra sukurtų, bet rinka siūlo kai ką labai panašaus. Tai štai šios knygos mokytojams, o taip pat ir pratybos vaikams. Jas sukūrė Linas Slušnys ir jo žmona, o dabar mokyklos jas ir perka. O į kai kurias mokyklas dėžę su knygomis ir pratybomis veža pats Linas Slušnys. Čia, žinot, jau komedijos žanras būtų, kad aš negaliu užvežti, jeigu manęs paprašo ir pasako, būk geras, užvažiuok, man reikia pagalbos. Sakyčiau, kad tai yra tiesiog ciniškas, absoliutus naudojimasis valstybė, naudojimasis jos pinigai, susikūrimas savo sąlygų, galimybių, tai mes tą vadinam liaudiškai konservatorių lesyklėlėm, tai jie per kadenciją sugeba prisikurti savo tokių lesyklų, kurios paskui jiems žinant, kad jų nei kvapą neliks valdžioj, leis jiem gyventi. Lietuvos tėvų forumas jau kreipėsi į prezidentą, Seimą, ministeriją, STT ir prokuratūrą ištirti, ar šioje istorijoje nesupainioti vieši ir privatus interesai, ar Slušnys nepasinaudojo savo politinę įtaką. Čia tai geras. Taip, ketvirtasis skundas yra Seimo narių grupės dėl Seimo nario Lino Slušnio veiklos galimai teikiant prekių išvežiojimo paslaugą. Ir skunde nurodo, kad kolega Linas Slušnys vežiojo savo sutuoktinės išleistas knygas mokykloms ir pareiškėjų nuomonę tokiu būdu užsiėmė veikla, kurią Seimo nariams draudžia Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai kolegos, kokių turėtumėte siūlymų dėl šito skundo? Taip, prašau, Rita Tamašūnienė. Siūlau pradėti tyrimą ir jeigu ta paslauga tokia teiktų Širinskienė, tai, man atrodo, vienareikšmiškai mes ją pridėtume. Tai aš dabar galvoju, kad mes turėtume iš tikrųjų ištirti ir ar tokia veikla ir, vis dėlto Seimo narys yra žinomas žmogus ir ką bevežiotų. Tai yra visai kitas kontekstas, negu kad tai atliktų ar pati įmonė, patys pats autorius, ar užsakytų paslaugą pavėžėjimo. Tai dėl to vis dėlto per daug yra veiklų, kurios, kaip bebūtų gaila, bet konstitucija neleidžia Seimo nariui, mes galime tik kūrybinę veiklą papildomai ar atlygintinai ir neatlygintinai turėti, bet visos kitos, sakykime, veiklos, ypač kur dar yra potekstė privačių ir viešųjų interesų supainiojimo, nes tai buvo žmonos knygos. Tai man atrodo, kad reikėtų šitoje situacijoje išsiaiškinti. Ne dėl Slušnio, o dėl to, kad tokių situacijų gali rastis ir daugiau ateityje. Ir ar tai traktuoti kaip visuomeninė veikla, ar tai vis dėlto įvertinti, ar nebuvo konflikto. Ačiū, Rita. Dėkui. Prašau, Antanas Matomas. Kiek supratau, kiek teko bendrauti, neišvežiotų, jisai dirbo, bet tiesiog galbūt pavežė galbūt pakelyje ar kažkaip, tai aš suprantu, kad jeigu skųstų dar plačiau įvertinti tos interesus, bet dabar dėl to, kad kažkur tai važiuodamas pavežė ar nuvežė, tai aš ir žmona važiuodamas namo pasivežė iki namų, tai ar gali ir negali jinai būti pavėžėjama. Gal irgi čia kažkoks pažeidimas, čia aišku blefuoju, bet manyčiau, kad tikrai tai ne mūsų yra klausimas, ar pavėžėjas nuvežęs į kažkokią vieną kitą mokyklą knygas, jau čia yra kažkoks tai pažeidimas. Tai siūlyčiau nepradėti. Žmoną pavežti jūs galite, bet žmonos paslaugas kitiems siūlyti, tai abejočiau. Aš tai noriu sužinoti, ar tos knygos buvo dalinamos už dyką, ar tiesiog jos buvo vežamos parduoti. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Ir manau, tyrime tai galėtume išsiaiškinti. Ne, bet kažkokiais maišau, bet žmonės labai dažnai prašo kažkokių paslaugų. Nuvažiuoti parduotuvę, dar kur nors, tai kas čia jau negerai. Gerbiamas Antanai, iš eilės yra Sergejus, prašom Sergejau. Kolegos, ar girdit? O, jau yra. Stringa man čia viskas. Kamera dingo, mikrofonas dingo. Gerai, tai dabar iš eilės, kolegos, gerai. Sergejus. Taip, Sergejus Jovaiša, dėkui, Andriu. Gerai, ačiū. Tai, kolegos, aš tada turiu irgi prisiduoti, nes žmona surinko paramą ukrainiečiams, aš jiems nuvežiau. Taip pat aš nupirkęs knygas
taip pat nuvežiau į kaimo biblioteką jas atiduoti. Tai nejaugi jūs mane dabar už tokius dalykus, o jie, manau, visai nesiskiria čia nuo Linos Lūšnio varianto. Aš nežinau, ar jis iš to kokios tai naudos turėjo. Tikrai ne. Yra žmoniškas elgesys. Ir jeigu mes prie tokių lengvų, kažkokių tai banalių netgi dalykų sėsime ir suksime galvos, kaip tai spręsti, tikrai bus per daug. Ačiū. Dėkuoju. Prašau, Dovilė Šakalienė. Aš tikrai nesupratau situacijos, ta prasme, pagalbos šeimos nariui teikimas kaip etikos pažeidimas. Tai yra, Seimo narys neužsiiminėjo kažkokia tai komercinė veikla, iš kurios gavo pajamas, arba negavo kažkokios tai kitos naudos. Ta prasme, šeimos nariui padėjo nuvežti knygas. Tai, neviniokime vatą. Skundas yra dėl to, kad kažkam nepatinka gyvenimo įgūdžių programa, dėl to, kad mes kestam čia sąmokslo teorijose. Aš prisijungiau prie mūsų komisijos posėdžio, atsijungusiu nuo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžio, kur prisiklausiau irgi įtikėtinų tikrai kūrybinių tokių momentų apie šitą gyvenimo įgūdžių programą. Tai dėl to, jeigu jis būtų vežiojęs vadovėlius Lietuvos istorijos, niekam absoliučiai šitas dalykas neužkliūtų. Tai čia du momentai. Vienas dalykas, šeimos nariui pagalbą gali suteikti ir Seimo narys, nes mes nenustojam būti žmonės ir nenustojam turėti šeimas. Ir antras dalykas, dėl pačios knygos turinio yra tikroji problema, tai ne mūsų komisija yra veltis į šitos programos turinio nagrinėjimą. Tai tikrai siūlau nepradėti. Dėkui. Ačiū, Dovilė. Tikrai mes ne apie gyvenimo įgūdžių programą dabar. Tai prašau, Guoda Brokienė. Aš dar kartą pakartosiu, kadangi pirmininkė buvo atsijungus ir negirdėjot, man atrodo, skundo esmė yra tai, kad ar jisai važiavo ir pardavinėjo tas žmonos knygas, ar tiesiog pavežė. Jeigu jis pavežė, tai tikrai nėra dėl, bet jeigu jis vežė ir pardavinėjo, platino už pinigus tas kaip knygas, o ne tikrai dalino, tai va čia ir yra didžiausias pažeidimas. Ir nesvarbu, kokias knygas jis būtų vežiojęs, vis tiek būtų pažeidimas. Jeigu jisai platino už pinigus savo žmonos parašytas knygas. Ačiū, Guoda. Prašau dar, Andrius Bagdonas. Dėkuoju, pirmininkė. Girdint iš opozicijos atstovų tokį bandymą menkinti mūsų komisijos priimtus sprendimus, tai gal vis dėlto ištirkime šitą atvejį, bus atsakyta ir tiems visiems Seimo nariams, kurie pasirašė šitą kreipimus, ir Linas turės galimybę tiesiog paaiškinti situaciją, kas čia nutiko. Ir man atrodo, kad šiandien tyrimo rezultatas turbūt bus aiškus, bet šiek tiek išsklaidysim tas visas abejones. Bet jeigu dauguma matom, kad nereikia pradėti dėl to aiškumo, tai galima ir nepradėti. Ačiū, Andriu. Dar kartą prašau, Sergejus Jovaiša. Tai tada būtų vienas klausimas, ar mes turim skundę kažkokių tai įrodymų, kad knygos buvo pardavinėjamos, būtent Lino rankomis ten. Ačiū. Dėkui, prašau, Irena Gasė. Tai apie tą patį, ką ir Sergejus dabar pakartojo, tai aš dabar skundą turiu prieš akis. Bet čia ir aš nežinau, iš kur Guoda čia ištraukė, kad galėjau pardavinėti ir panašiai, čia aiškiai parašyta, buvo paskelbta, kad Slušnio žmona socialinio ugdymo instituto vadovė po mokyklas platina jos privataus verslo išleistus vadovėlius, kuriuos išvežiojant po mokyklas aktyviai dalyvauja į Seimo narys. Tai jisai, kaip ir Dovilė sakė, jisai veža, kaip sutuoktinė savo sutuoktinį per tas mokyklas. Ir iš to aš nematau iš to skundo, kad būtų keliamas klausimas, kad galimai jisai pardavinėja, irgi gauna iš to naudą kažkokį tai. Nematau čia netgi pagrindų pradėti tą tyrimą. Ačiū. Taip, kolegos, aš šiek tiek pritarčiau ir Andriui, kad tai būtų galimybė pabaigti šitą temą. Ir Linas Lušnys tiesiog paaiškinimą tą ir surašytų, ką jūs dabar galbūt ir žinodami sakot, kita dalis visuomenės nežino, tiem patiem kolegoms Seimo nariam, kurie pasirašė šitą skundą, tai irgi būtų atsakymas. Aš tai nematyčiau nieko blogo tyrime, kai turi abi pusės, kaip sakyti, gali išsakyti savo poziciją ir išvadų rengėjai tokią tą išvadą tada ir parengtų. Bet neatsiklausus, bet patiem interpretuojant, ką jis ten darė, aš nežinau, aš nekalbėjau su Linu Slušniu, man būtų iš tikrųjų tikrai įdomi jo pozicija ir manau, kad išsispręstų čia visas šitas ginčas. Aš vis tik būčiau linkusi, kad pradėkime tyrimą, paskirkime išvadų rengėjus, paims pasiaiškinimus ir padarysim išvadą. Galbūt ir ateičiai visiems kitiems irgi bus, kaip ir praktika komisijos, kas galima, kaip sakom, pagalba savo artimam asmeniui ir kas jau nėra pagalba. Tai aš būčiau linkusi taip. Bet jeigu reikalaujat balsuoti, tai tada galiu teikti balsavimui. Ar galėtumėm bendrų sutarimų? Starkevičius Kazys, prašau, Kazys. Aš, matydamas, kad vis tiek ta audra bus, tai gal irgi, kaip Andrius sakė, tegul parašys, kad tikrai ten neparekiavo ir tik tai padėjo. Tikrai mes turim traktuoti, jeigu padedi šeimos nariui ir galų gale nežinau, kam ten kažką tai pavežė, tai tvarumas yra, kad tu ten prisidedi. Tai čia nėra joks uždarbiavimas. Bet va tą momentą, kad būtų šventa ramybė, kad ten nieks neprekiavo ir paimam ir tą paaiškinimą ir po to mes galvosim, aš galvoju, tokį žingsnį žengėm.
Ačiū, Kazy. Kad nesiaudrytų ten jau į priekį toliau. Taip, tiesiog tai yra galimybė atsakyti, kaip buvo iš tikrųjų. Taip, Vita, prašau. Aš norėjau priminti, kad praeitą posėdį pradėjo komisija tyrimą dėl Linos Slušnio viešų privačių interesų. Tai jeigu būtų priimtas sprendimas šiandien pradėti, galima būtų sujungti tuos tyrimus. Nes ten irgi dėl žmonos. Supratau. Tai, kolegos, ar galėtumėm tada bendrų sutarimų pradėti? Prieštarančių nematau. Nu, tai mokyt, atsiprašau, gerbama pirmininkė. Taip, bet tada aš balsuoti teikiau, mes jau visi išsisakėme. Balsuokim gal jau, nes? Gerai, tik yra siūlymas gerai. Prijungt prie kad kartu išsiaiškinti. Jeigu nebus ką prijungti, gal ir neprijungsim, nes tai yra tikrai banalus atvejis. Gerai. Viskas gerai, teikiu balsavimui, kas už tai, kad pradėti tyrimą. Taip, Irena Kasė. Pasilaikau. Kazys Starkevičius. Sakiau savo nuomonę. Bet pagal procedūrą aš privalau jūsų balsavimo metu paklausti. Taip, Sergejus Jovaiša. Aš nepritariu. Taip, Andrius Bagdonas. Aš pritariu, bus, manau, daugiau naudos išgirdus atsakymus ir pateikus tiem patiems asmenims, kurie kreipiasi, bus ramiau ir tada nebus kažkokių sąmokslo teorijų skleidžiamų. Bet siūlyčiau, kadangi šitas klausimas pakankamai paprastas, nesujungti su ano tyrimu, o pasiskirsti išvadų rengėjus ir Lino sulaukus atsakymo priimti sprendimą. Gerai. Ačiū. Viktoras Fiodorovas. Viktorai? Negirdžiu. Rita Tamošiūnienė. Pradėtim. Dėkoju. Dovilė Škalienė. Aš atsiprašau, tiesiog vis dar galvoju, nes man atrodo, kad iš pagalbos šeimos nariam pradėti tyrimą yra tikrai labai juokinga, bet prisiminiau, kaip aš buvau svarstoma už tai, kad vadovauju žiniasklaidos klamui. Man atrodo, tai buvo suformuluota ir paaiškėjo, aišku, po tyrimo, kad nevadovauju. Tai gerai, pradėkime. Ir aš tada pasisiūlyčiau būti išvadų rengėja. Tikrai norėčiau, kad greitai būtų atliktas tas tyrimas. Ir galutinai buvai rami ir visiems šiandien galis. Guoda Brokienė. Kad nieko neslėpėm. Kad turime išsiaiškinti, ar vis dėlto tos knygos buvo pardavinėjamos ir kiek Seimo narys gali padėti žmonai reklamuoti tą knygą, komercinę knygą. Ar gali, ar ne, nes tada ir aš vyrui padėčiau reklamuoti jo firmą. Gerai, kolegos, vyksta balsavimas. Toliau Antanas Matulas. Parašė į pokalbių langą. Palaukit sekundę. Ne, parašė, nepradėti. Taip. Aš už tai kaip ir siūliau, kad pradėti ir išsiaiškinti. Tai kolegos, taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6 balsuoja už, 1 susilaiko, 2 prieš, tai tyrimą mes pradedame. Tikrai norėčiau pasikartoti, kad ši Seimo dauguma ir ši vyriausybė yra vis dėlto geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai.